Garbė Jėzui Kristui. Džiugu matyti šią lietingą dieną, gražiai visus pasipuošusius. Iš pat ryto įėjus jau jaučiasi šventinė, sakyčiau, nuotaika. Iš tikrųjų smagu ir patiem matyti gražią tvarią aplinką, būti patiem pasipuošusiem, būti mandagiem, viens kitam šypsotis, man atrodo, gera dienos pradžia duos gerą impulsą visai mūsų darbo dienai. Ir kaip įprasta, savo rytą pradėsime švento rašto skaitymu. Tad pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo Nikodemui: kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, o kas iš žemės gimė, žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. Jis liudija, ką yra girdėjęs ir matęs, tik niekas jo liudijimų neklauso. O kas jo liudijimą priima, tas pripažįsta, jog Dievas teisus. Nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam dvasią be saiko. Tėvas myli sūnų ir vis yra atidavęs į jo rankas. Kas tiki sūnų, įgyja amžinąjį gyvenimą. O kas nenori sūnaus tikėti, gyvenimo nematys. Virš jo kybo Dievo rūstybė. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Na, sakyčiau, girdžiu tokius bauginančius žodžius. Kas tiki sūnų, įgyja amžinąjį gyvenimą, o kas nenori sūnaus tikėti, gyvenimo nematys. Aiškus sakinys, kuris pabrėžia Jėzaus kaip krikščionybės pagrindą. Nepeseniausiai varčiau savo senas, reiškiasi, tokias knygutes ir radau įdomų faktą, kad čia gal 2005 metų, man atrodo, duomenys buvo iš Amerikos. Tyrė krikščionių bendruomenės. Tiesiog buvo toks tyrimas ir praktiškai tik tai gal 20% iš 100 šnekėjo, kad jų bendruomenės pagrindas yra Jėzus. Kitaip tariant, kiti apklausėjai sakė, gera susirinkti, pasikalbam, reiškiasi gražu bažnyčioje, dvasiškai reiškiasi kažkaip aš tenai man gera ir panašiai. Ir tik 20% krikščionių bendruomeniai Jėzus užima centrinę vietą. O čia mes girdim tokius žodžius, kad Jėzus privalo būti centrinis, kad per jį mes turime gyvenimą. Ir jo dėka, jo mirtis, kančia, prisikėlimas duoda gyvenimą. Taigi Jėzus yra gyvenimas. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Ryčiui, o dabar paklausykime, kągi sako žodis tarp mūsų, komentuojant Evangeliją pagal Joną. Taigi, šiandien balandžio yra 11 diena, ketvirtadienis. Dievas teikia jam dvasią, be saiko. Ar jūsų niekada neįkvėpė pasakojimą apie šventųjų gyvenimą, apie įstabius jų darbus, padarytus Viešpaties vardu? Toks man klausimas. Ne vieną iš mūsų tikriausiai sujaudino pasakojimai apie pirmuosius krikščionius, kurie melsdavosi už žmones ir savo maldomis padėdavo jiems išgyti. Galbūt tūlas iš mūsų ir pats jaučiasi skatinamas sekti jų pavyzdžių, bet paprasčiausiai bijosi, kad tas užsidegimas gali būti tuščias. Nežinosiu, ką turiu sakyti. Neturiu tam dovanų. Tai ne man. Net nenumanau, kaip tokie dalykai vyksta. Ir taip toliau. Tad šiandienos Evangelijos skaitinys yra skirtas būtent mums, nes jame aiškiai ir nedviprasmiškai sakoma, kad kiekvienas ir kiekvienam iš mūsų duota yra šventoji dvasia. Netiesa, kad mums duota tik truputėlis dvasios, kad vieni jos gavo daugiau, o kiti mažiau.
kiekvienam iš mūsų duota yra visa šventoji dvasia. Ta pati šventoji dvasia, kuri prikėlė Jėzų iš numirusių. Ir klausimas mums visiems, kągi tai reiškia? Svajonės, kad tavo mylimi žmonės priartės prie viešpaties, gali bet kurį momentą tapti tikrovę. Stebuklai kiekvienam iš mūsų yra įmanomi. Perkeistos širdys, atleidimas, atsivertimas, visa įmano viešpačiui. Atsikėlęs rytą tarksą, manyje gyvena šventoji dvasia, pamažėl tu pajusi, kad bejėgiškumo jausmas užleidžia vietą naujam tikėjimui ir pasitikėjimui savimi ir tuo, ką viešpats gali nuveikti tavyje ir per tave. Pamąstyk, nuo ko gali pradėti. Galbūt apsispręsti ilgai, netidėliodamas, pakalbinti bendradarbį, papasakoti apie tai, kaip Dievas veikia tavo gyvenime. Nereikia nemanyti, kad išsyk tai pavyks tobulai, ar kad viską išsamei supasakosi, bet pasitikėk, kad ilgainiui pavyks vis geriau ir geriau. Galbūt dėlėtų pasivadinti draugą ir su juo aplankyti pažįstamą ligonį, galbūt dėlėtų gerą žodį pasakyti šalia esančiams, galbūt palydėti malonių žvilgsnius šalia esantį, galbūt pagelbėti, jei matai, kad jam nesiseka. Draugiau už jį pasimelstumėte ir paprašytumėte Jėzaus jį išgydyti, jei jis to negali padaryti. Nenustokime drąsos. Jei malda nelabai tvirta, nesijaudinkime, kad vaisiai įsyk mums atrodo beveik nepastebimi. Kartais nuleidžiame rankas. Reikia laiko išmokti darbuotis su dvasia. Atminkime, ji gyvena mumyse visa, nepadalyta, pilnatviška. Ji nužies iš mūsų kiekvieno malonės indą, jei mes tam priimsime sprendimą. Ji mums duota laisva valia. Mums duota teisė apsispręsti, ką mes renkamės. Viešpatie, tikiu, kad tavo dvasia gyvena manyje. Suteik man drąsos žengti tikėjimo žingsnį visame kame. Trokštu būti palaiminimas aplinkiniams žmonėms. Taigi, ačiū, kad klausėm. Turbūt šiandien dar mes toliau darom įžvalgą ir dar vieną žingsnį dėl to, kad rezultatą mes galim pasiekti tik tada, kai mes patys keisimės. O ne vien tik prašysime, bet patys į tai neatliepsime. Kaip ir sako, mylėk savo artimą kaip pat save. Nebereikalo turbūt yra sakoma, jeigu tau sumušė per vieną žandą, atsukit. Galbūt tu nueisi kartėlį, bet po kiek laiko ateis visas su kaupu. Taigi, kaip šiandien Rytis sako švento rašto, būtent žodžiai neturės gyvenimo. Tik ir bauginančiai, bet iš kitos pusės mums viskas duota. Mes turim visas galimybės, ypatingai mes savo bendruomenę. Mes savo bendruomenę net turim šiandien dėkoti viešpačiui, nes mes turim galimybių net bendrai paskaityti, bendrai pasidalinti viešpaties žodžiu, šventuoju raštu, švento rašto eilutė, kurios neduryje galbūt ant lentynos, o mes galim ištarti. Ir ką jis moko blogo. Kaip mes sakom šiandien, smagu ateiti. O dėka ko? Dėka turbūt mūsų visų bendrų darbų.
dėka mūsų visų įdėto širdies, dėka turbūt visų mūsų pakantumo vienas kitam. Jeigu mes būtume vienas kitam kišę koją, pasirengę, tai kaipgi šiandien atrodytų čia viskas, mes eitume vienas kitą, bartume, vienas iš kitų pasišaipytume, kad to nepadarėme. Ir tada tikrai neturėtume tos aplinkos ir to rezultato. Ne vien, kad švaru ir gražu, bet kokia ramybė čia tyli. Ir koks susikaupimas. Tai tikrai dėkokime Dievui už šį rytą, nežiūrint į tai, lietingas, nelietingas, pas mus jisai gražus. Dėkokime Viešpačiui už tais malonės, kurias jisai siunčia į mūsų širdis, tam, kad mes taptume vienas kitam atidesni, nuolankesni, malonesni, geresni. Melskime Viešpatį, kad šiandien visą dieną Viešpats palaikytų tą šventąją dvasią mumyse, siunčiant išmintį mums, kad mūsų sprendimai būtų priimti pagal Viešpaties valią, o ne mes nuklystume į savo ribotus pamatymus. Kas bebūtų, kas išdrįstų, atsukime tą žalę. Išlaikykime tą veidą, bet to prašykime Viešpaties. Čia nei mano prašymas, nei vienas kitų. Tikrai bus tuščias reikalas. Jeigu mumyse veiks šventoji dvasia, mes tą padarysim. Tai prašykime Viešpaties šiandien pirmiausia šitų malonų. Ir dėkokime Dievui už tai, ką jis jau mums davė. Pasirengę. Dėkokime Dievui už supratimą, kad kiekvienas darbas, kuris yra pavestas, iš tikrųjų jis yra garbingas ir atsakingas. Kad kiekvieną darbą, nežiūrint nuo pradžios į pabaigos, iš tikrųjų mes atliktume suvokdami, kad jis yra be galo skapus ir be jo gali nevykti kiti darbai. Nė vieno nėra išskirtinių, kuris daro mažiau arba daugiau. Kiekvienas mes atliekame pagal save, tą, ką mes, kas mums pavesta, kas mums atrodo, ką galim padaryti, ir be kiekvieno iš mūsų šiandien čia taip netrūksta. Ir tą visą sudarome ir mes patys. Tai iš tikrųjų dėkokime Dievui už tą malonę, už tuos žmonės, kurie čia. Ir melskime toliau laimę. Dėkokime Viešpačiui už galimybę pasitarnauti kitiems, už galimybę padėkoti. Ir iš tikrųjų ta piktoji jėga, kuri galbūt kartais įlenda, kitus suvokim ir supraskim, ir mus dažnai įlenda. Tai kurie ir atvažiuos, mes suvokim ir supraskim. Ir atleiskim kiekvienam, kuris ką pasakyti. Ir kalbėsime. Būkime nuolankus. Taip pat melskime mes už mūsų vadovus, melskime už mūsų švietimo mokslo ministerijos, melskime visus vadovus, melskime mes už Seimo narius, už prezidentą, už visus prašydami, suteikti išminties siunčiant šventąją dvasią į jų širdis, tam, kad būtų tie sprendimai priimti Lietuvos. Manau, kad rytoj bus svarstomas klausimas dėl mūsų Seime, dėl mūsų diplomų. Ar tai diplomų pažymėjimai. Taip pat prašykime Viešpaties, kad tie žmonės, kurie balsuos, kad būtų pretendencija. Kad mes galėtume būti atvirom širdim prie savo mokymus, pagal tai, kokias mes sutartis jiem parengėm stojant į šitas mokyklas, į profesinės mokyklas, kad jie gautų diplomą, o ne pažymėjimą. Taip pat mes melskimės už mūsų popiežių, kaip matote, ir emeritas popiežius kabo, ir popiežius Pranciškus, melskimės už jį. Melskimės už emeritą Benediktą, kuris paskelbė tikėjimo metus, prašydami jiem stiprybės ir prašydami, kad jie mus ir visą pasaulį stiprintų dvasių savimi, tą šventąją dvasią, kurią jie yra apdovanoti. Melskime už tėvą Gintarą, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jis mus ir toliau stiprintų dvasioje
kad viešpats laimintų jų kelionę. Melskime už tuos, kurie išvykę iš mūsų bendruomenė šiuo metu, ar per projektus, ar komandiruotis, ar iš tikrųjų savo pasirinkimų. Prašykime viešpatės malonės. Melskime mes už sergančius mūsų bendruomenės žmonės. Melskime už ekscelenciją, melskime už Alginutę, už jos seseris, už Valytę, už visus kitus, prašydami viešpatės malonės. Taip pat mes melskimės už Švento Ignaco kolegijos veiklą, už mūsų bendruomenės veiklą, už visą mūsų bendruomenę. Taip pat melskimės už žmonės, kurie yra gimę šiandien, prašydami jie dvasinės stiprybės ir jų šeimos. Melskimės už visas šeimas, už vaikus. Na taip pat šiandien melskimės už visus šitos dalyvius, už visų šitų mokyklų, kurie atvažiuoja į technologijų olimpiadą, mokytus, kurie atvažiuos, mokinius, kurie atvažiuos, už jų šeimas, už šitą visą vertintojų komisiją, kuri atvažiuos. Prašykime viešpatės malonų, prašykime jiems visiems išminties, paskučiant šventąją dvasią jų širdis, kad jų tie darbai, jų sprendimai būtų pagal Dievo valią, kad Dievas laimintų šituose reikaluose. Melskime tikrai ypatingai už mūsų žmonės, kurie turi kiekvienas atsakomybę vykdyti pareigą. Prašykime viešpaties malonų ir jų stiprinimų jų dvasių. Taip pat melskime už mūsų išėjusius žmonės. Melskime mes už Darių, už Alfonsą, už Aušrą, už Liliją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą. Ir taip pat mintimis aplankykime mums kitus brangius žmonės, kurie yra iškeliavę pas viešpatį, prašydami Marijos globos ir užtarimų jų sielos. Kviečiu bendruomenę.